blemą smagus tokie dalykai. Aš manau, turėtų jų būti ne tai, kad daugiau, bet tikrai turi būti. Ir labai smagu, kad tokie dalykai vyksta. Per upelį reikės brist, tada kalną lipt. Žodžiu, švarus tikrai neliks. Ruojamės, kiek nugirdom, kokias kliūtis bus, kaip jas geriau aptarinėjom. Geriau įveikti, geriau apeiti. Išlabuoja kartais to kartą, bet nežinau, apšilimuką padarėm. Tai bus kaip bus, svarbu nesinarint kojas. Pirmą dalį susirašėm, antrą užlyja lietus, nebespėjom. Bėgsit kartu su Daliuku? Ne, kadangi laikas mūsų skirtingas, tai leis laiko intervalais, tai manau pas mus skirtumas apie 15 minučių gali gautis. Nu tai nedavy šturmanas tave. Tikiuosi, nes būtų baisi gėda. Bėgant bus labai šilta, tai man mažiausiai bus nepatogu ir šilta. Esu bandęs taip geriau. Nieko aš jam norėjau, jis sakė, kad jeigu pavis, tai aš norėjau pasakyti, lenkimas bus ne kaip rally, kaip bulių kautynės. Challenge accepted. Labak! Manęs nefilmuo gerai. Jo. Aš nepavarysiu. Nepavarysiu. Sudėtinga iš tikrųjų. Ne, Giedriui sakau, žiūrėk per veidrodėlį, bet ko gero gal nereikia. Sunkoka, bet ne taip sunku, kaip Visaginė buvo. Ten tai mirti mačiau, čia tai normaliai.
tos galės, ar ne, bet tas toksai, ten toksai, tas labai švelniai pasimatė, čia toks, nu, aš toksai, žinai. Čia rimtai tai buvo šiandien? Taigi trūks tokį vieną biškį ir čia. Kažkas upelių lydeka, trūkti. Žiūri tarp kojas jau. Paimta yra užkibusi. Vietinės riba, Nu, Čia kažko pridėjo, nežinau, vietinį. Adrenalino pripilta tikrai. Pritarkavo požę ragą. Ne, tai mintis tai čia susidėlioja, aišku, didžioji iniciatyva Martyno. Ir tiesiog norisi ralio bendruomeniai, techniniam sportui parodyti, kad ne tik užtenka sėdėti už vairo, nu, reikia ruoštis fiziškai. Ir tavo reakcija ir viskas ir greitis nuo to priklauso. Tai čia tokia pasimatavimas, sakykime, visų sportininkų. Dėl nu, toks konkursas, sakykime. Ir šiaip suburta visą ralio Lietuvos tą bendruomenę į vieną